Bet aš matau, kad scena tai jums nenaujiena. Ką jūs veikit gyvenime? Šeikeriai. Matot, iš karto visus atsiranda šypsena. Esu renginių vedėjas, aš tą labai mėgstu, myliu tą daryti. Kiekvieną renginį vertinu kaip individualų savo, iš tikrųjų net mestinai, žinote, kaip dažnai į darbus gal žmonės dirba nemėgstamus ir panašiai, ir tai daro pakankamai per prievartą. Kiekvienas renginys, išėjimas, visada jaudinuosi, visada tai būna. Turi kokį nors antijaudulinių priemonių? Ką darai, pavyzdžiui, su savim ten pasikalbė, duodi savo velnių, jauti per žandą? Ne, nesmurtauju prieš save. Ir renginiuose taip pat dainuoju gyvai ir noriu tos didžiosios scenos. Nesu pasikėlęs, visada žinau savo vietą. Bet kaip dėmesio gaunu, tai aišku, o kuriam žmogui nepatinka dėmesys? Ar vienatvė yra gerai? Kartais tai. Kaip jau būna per daug dėmesio, aš irgi mėgstu pabūti vienas kamputį. Čia gal tokių menininkų, čia nori tiesiog atsisėsti, klausyti, ten, nežinau, paukščio, tą pačią per tą patį ir tau gerai, ir tau nieko daugiau nereikia. Jau reikia. Teisėjai jau nori, kad būtum. Dar. Aš noriu nešti tą džiaugsmą visiems ir tikiuosi tą džiaugsmą atnešiu su šiuo kūriniu būdamas ant scenos.